savo aikštėje įveikė Mažeikių VIP. Na ir kaip minėjau, praėjusiame ture čia pavojingas šūvis. Kito sezono šalies didžiojo futbolo elitinėme divizione. Čia Helveris Mitas krenta, bet Aretas Gėgžna vienas prieš vartininką. Jaskutis gelbėja, jau spėja ir gynėjai. Dar kartą Gėgžna ir... Ar kerta kamuolys? Taip, panašu, kad kirto vartų liniją. Triumfuoja Aretas Gėgžna. Na, labai įdomus epizodas. Čia jau jėgos salės futbolas. Ir Jonavos komandoje pirmojoje lygoje buvo vienas geriausių jos snaiperių savo metu. Čia Jukno su kamulio, pavojus ir Virpstas gelbėja. O dabar... Ir lygina rezultatą Jonavos Vikingai. Ignas Raštutis. Vienu lietimu, 1-1. Benas Pietinis, kurisgi smūgiuos. Prabėgas Pietinis, Osauskas, Jukno. Osauskas naudojasi laisvę. Bezverchy, jo smūgis ir įvartis. 1-2. Štai taip, svečiai vėl veržiasi į priekį. Puikus Žagaro kamulio įmetimas, kaip pasuko netgi ranka. Vartininkas kamulį. Prieš tai įvyks, kad turės ko pasimėgautis ir galiai. Visai greta Virpsto. Egidijus Žagaras dabar jau tikrai gelbėja komandą. Ir Maičius pakartotinus ir neturi pranašumo, bet gerai korpusu blokuojasi kamuolį. Čia Ignas Raštutis greitoje atakoje. Jo kirtis idealiai išpildo šią situaciją. Ignas Raštutis ir 2-2. Vikingai lygina rezultatą. Nevartininkai. Puikiai kėdainiečiai įveikia varžovų gynybą. Buvo nepatogu priimti oponentus. Šiaip jau kairiosios kojos saugosi varžovai. Suolo vyriausias treneris Nerijus Kęstenis. Čia smūgis į vartus ir įvartis. Štai taip, nervintasi nebereikalo. Dabar jau yra Egidijus Žagaras. Neįstengė išgelbėti savo mušą. Trečiąjį Jonavos Vikingų įvartį. Čia pat Kėdainių atsakas. Kelis prie vartų, o gal ir perdavimas. Žaidžia kamuolį. Minėjau, kad su Gargždų pramogomis išvykoje žais jonaviečiai kitame ture, o čia ir ketvirtasis įvartis. Ir dabar jau įtikinamas jonaviečių pranašumas. 4-2. Tolsta Lipnevičius. O čia Smaičiaus ilgas žingsnis ir neapskaičiavo Lipnevičius. Čia dar vienas šūvis ir Karlosas Artūro triumfuoja. 5-2. Jonaviečiai jau triuškina svečius iš Kėdainių. Persvara, o 2 įvarčiai jau nieko labai grėsmingo ir neįmanomo nesudarys. Laiko žaisti dar pakankamai daug. Čia bombarduoja smūgiais Vikingai savo oponentus ir galiausiai Žitkauskas su Žagaru. Žagaras, na, įkliūna čia į jonaviečių spastus ir muša 7 įvartį Jonavos Vikingai. Žagaras guli ant parketo. Susitrenkė šiek tiek salės futbolo elementų. Kapcovas ir Žagaras tęsia. Pietinis. Kapcovas. Ir kurioziškai kamuolys keičia trajektoriją. Ir 8 Jonavos Vikingų įvartis. 8-2. Nėra koridoriaus smūgiui. Tenka dalintis. Įtikinama pergalę švenčia šeimininkai. Jonaviečiai paveja Kauno Žalgirį Lietuvos čempioną turnyro lentelėje. So, Helver, congratulations with the victory. 2 different halves. Why was those halves so different? Because we start to play the first half without energy, without power and confidence. And the second half was a little bit better, and we create more chance to score goals. What can you tell about your opponents? Kėdainiai is the last team in the league, but they fight it till the end. Yes, it's good when the other team don't respect you. Yes, they try to play against us like they want. We are strong, powerful, and it's good.
So now you are equal with the points with Žalgiris until tomorrow. What are your ambitions in this league? Yes, we have ambitions. Our ambition is to play and to win every games and to get trophies. Martynai, pavyzdinis pirmasis kėlinys, gerokai nustebinot ir pribloškėt ir sirgalius čia susirinkusius jonaviečių ir specialistus. Antrajame viskas aukštinkojomis apvirto. Koks jūsų komentaras būtų šių rungtynių? Tai nustebinom turbūt, galbūt ir šiek tiek ir save, vadinkim. Bet tai yra natūralu, kol turėjom, vadinkim, jėgų, kas 14-15 minučių, kol buvo, vadinkim, sveikatos, žaidėm vis tiek, tie žaidėjai matė futbolą, žaidė tą futbolą ir ne pirmą sezoną vis tiek futsalo lygai. Tai kaip ir visai labai pozityvo tokį galim pasimti iš 14 minučių. Po to prasidėjo klaidelės, kažkur nebespėjom, žingsnis ten, o jonaviečiai kaip pradėjo pirmą minutę, taip ir baigė. 40 minutę tokį pat tempų, tai to pasukoje ir tiesiog subirėjom ir fiziškai, ir psichologiškai, dėl to toks rezultatas. Na ir šiandien puikiai veikia per pusantro kėlinio, galima sakyti, jūsų tokia gynybinė taktika, susispausdavot prie savo baudos aikštelės ir kontratakos pavojingos. Ar čia taip sumanyta, ar pagal varžovą renkatės tokią taktiką? Tai mes taip visą sezoną turbūt ir žaidėm, ir pernai, ir taip visą sezoną žaisim ir šiais metais. Neturim tokių ryškiai kūrenčių žaidėjų, kurie galėtų individualiai spręsti rungtynės. Tai tokia ir taktika pasirinkstam. Kaip ir sakau, žaidėm iki šiol, žaisim, manau, ir toliau antrų numerių ir bandysim kontratakose. Šį, sakau, 14 minučių tas pavyko, tas ganėtinai veikia, o paskui, sakau, pritrūkom jėgų ir jau po to rezultatas jau tapo nepadarus. Na ir ne pirmos tokios neblogos, o galima pasakyti ir geros rungtynės Kėdainių komandai, bet taškų kaip nėra, taip nėra. Ar psichologiškai neslegia vaikinų? Visi puikiai supranta tą visą, kad mes tokie kaip Jonavos Vikingai, Kauno Žalgiris, ta pati Gargždų pramogų komanda, ten Akmenė, kitos komandos yra stipresnės. Tai mes žaidžiam, ateinam, kovojam, tikrai niekada nepasiduojam, niekada nepasiduosim. Tiesiog turim savo tiesioginius varžovus, su kuriais turėsim dabar, kaip sakau, sekančias rungtynes apžaisti, kurių neaplošim pirmam rate. Tai nieks dar neprarastas, sakau, dar sezonas ilgas, turim beveik pusantro rato. Tai tikslas yra pakilti iš 9 vietos ir iššokti atkrintamąsias. Jis nesikeičia, niekada nesikeis.